Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Čia yra Naitkoras, kurį mes žinom kaip didelį patikimą prožektorių ir visokių pašviestukų gamybą. Jie paleido va štai tokius baidikliukus, į kuriuos dedasi lapelis, toks pats kaip ir čia, tik tai jis yra pakraunamas ir pakraunamas USB laidu, jis turi jungti, jį galima naudoti kaip išorinį maitinimo šaltinį. Žodžiu, čia yra #1 šiandien ir aš jį visiems labai rekomenduoju. Ieškote naujo termovizoriaus? optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Gera žinia medžiotojams, žvejams ir visiems gamtos mylėtojams. Gegužės 10 dieną Šiaulių miesto centrinėme parke vyks medžiotojų žvejų šventė. Šventė bus kupina nuotykių, žaidimų, edukacijų, sriubos virimo, degustacijų ir virimo. Taip pat dalyvaus šunininkai su savo keturkojais bičiuliais. Renginys vyksta nemokamai, renginio pradžia 11 val. Kviečiame visus dalyvauti. Kalbiname Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos pirmininką Virginijų Kantauską. Gerbiamas Virginijau, jau 4 metai, kaip jūs vadovaujate Lietuvos medžiotojų žvejų draugijai. Temos, kurias palėtėme, yra jautrios ir tikrai prašosi tokio nuoširdaus įsigilinimo į šitas temas, bet aš pašmaikštauti, jeigu leisite, pašmaikštausiu. Jūs, kaip draugijos pirmininkas, dirbat visuomeniais pagrindais. Nieko gėdingo gauti už darbą atlygį, bet kai kurie labiau kritikuojantys, sakysim, draugijų pirmininkai, ne regioninių draugijų pirmininkai, jie yra dirbantis asmenys už atlygį ir kada reikia svarstyti klausimą, ar čia reikia surinkti kažkokias lėšas, iš kurių mes remtumėm Lietuvos medžiotojų žvejų draugiją, imant indėlį, tai jie tada lyg ir prieštarauja, nors vienaip ar kitaip yra nusistatę tam tikrus darbo užmokesčius už savo vykdomą veiklą. Žinote, juk čia labai gražiai suvedama matematika yra. Elementari matematika. Mes visada mokam 30 padauginti iš eilę tų medžiotojų skaičiaus. Jeigu mūsų yra, sakykime, apie 20 000, mes padauginę 30 vidurkį. Jeigu imti Respublikoje nario mokestį, tai susidaro 600 000, ne? Plius dar kiti ten egzaminai, 3-4 susidaro arti 900 000 pinigų arba arti milijono, ne? Mesgi šitos pinigus galim suskaičiuoti. Mes lygiai tą patį esame iškomunikavę, ką surenkam į centrinę draugiją. Ir jeigu mes pažiūrim visus tos balansus, lyg tai, kai žiūri šitą piniginę aritmetiką, pasirodo, kad rajonai gauna didesnę dalį lėšų. Tai ar jie dirba dykai, arba ten neefektyviai panaudojami pinigai. Jeigu mes norim kažką ir sakykime, spręsti arba neefektyviai naudoti pinigus, taip šitie pinigai Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos yra naudojami neefektyviai. Visiškai dalis pinigų naina, aš sakyčiau, kaip ir mano mokami pinigai, naina, kur aš negaunu jokios naudos, tą, ką aš įvardinau visų draugijų. Tai stogas remontuojamas, tai ten, žiūrėkit, aš ne vienam pastate nesu buvęs, kur yra medžiotojų žvejų draugijos tų skyrių. Net ir nežinau. Man ten didelio poreikio kaip klubo pirmininkui nėra, nes nei kviečia, nei daro, nei mano nuomonės klaus. Tai pati Vilniaus draugija, kada buvo atėjęs, aš radau visiškai atvirą informaciją, negu daro Lietuvos medžiotojų žvejų draugija. Susirinkę ten 8-9 nusprendė ir sako, ne mes taip. Nu, tai kodėl klubo neįsiklausė, kodėl mūsų patyrusių medžiotojų neįsiklausė? Ir man kyla klausimas, kodėl aš turiu ten mokėti, ar ne? Ir aš dar kartą sakau, pinigai lyg tai medžiotojai yra sumokami, bet ar jie yra naudojami. Bet kitas klausimas, žiūrėkit, mes turim virš 30 etatinių darbuotojų draugijai, su kuriais mes jokio ryšio neturim. Absoliučiai. Nei atsakymų, nei, kitas dalykas, nei struktūriškai, juridiškai mes neturim jokio ryšio. Tai apie ką galima kalbėti? Eiti ant kelio atsiklaupti prieš juos. Nu, negali šitai būti. Tai medžiotojai aš, ką raginu, visi turim pamastyti. Aš šiandien dieną galėčiau palyginti, mes sakom, kad į mėnesį galbūt bandykim sumokėti ten iki €50, €2,50. Aš šiandien, ateidamas į jūsų pokalbį, atsinešiau vieną mineralinio vandens bonkutę, kuri kainuoja €2,40.
Tai antras dalykas, dėl ko mes geriam, kada jinai yra skaidri. Ir draugija turi būti skaidri. Mes ją naudosim ir gyvensim ją, kada jinai bus skaidri. Nuo pirmų dienų mes šitą dalyką padarėm. Viešinam balansus, išlaidas, visą kitą tą dalyką, kad medžiotojai žiūrėtų, matytų ir prieitų. Bet kitas klausimas, ar medžiotojai gali, sakykime, gailėti vieną stiklinę vandens ar 2 vandens stiklinės į mėnesį. Va čia man irgi taip pat aš grįžtu prie to klausimo. Iškyla klausimas. Gal aš geriau negersiu vienos stiklinės vandens, bet sumokėsiu garbingai nario mokestį. Nes šiandien per Respubliką, sakykime, per Respubliką yra dalis medžiotojų laisvų, kurie nemoka mokesčių, bet naudojasi mūsų nuveiktų darbų, naudojasi mūsų žinomumu, naudojasi taisyklėm ir eina kiekvieną šeštadienį ar vidury savaitės. Labai geras jūsų pastebėjimas, tarkim, tą produktą, kurį kuria Lietuvos medžiotojų žvejų draugija, rezultatas atitenka visai Lietuvos medžiotojų bendruomeniai. Na, mes neįskaidom, kad šitojais pakeitimais teisės aktų naudojasi tik LMŽD nariai. Be abejo, šitoje vietoje yra vienintelis klausimas. Tai aš kaip ir sakau, jūs vienaip ar kitaip ir formuojat būtent kaip didžiausia organizacija visuomeninė medžiotojus bendrinant tą nacionalinę politiką medžiotojų. Ir tas rezultatas pasiekia tą medžiotoją, kuris neturi jokio ryšio, net indėlio nepadaro, bet galutinis produktas ar net teisės aktų pokyčiai įtakojantis mūsų medžioklės ar ne veiklas, jie pasiekia bet kurį vartotoją, tai yra bet kurį medžiotoją, kuris dalyvauja medžioklėje. Čia irgi taip pat gilus klausimas. Žiūrėkit, medžiotojų draugijos ten eina moko kursus, stoja medžiotojai, bet į medžiotojais įstojęs jis ateina iškart galvoja, kad aš naudosiuos visu šito, bet man nereikės mokėti jokio nario mokesčių, jokio narystę ir mane turi ginti valstybė. Lyg tai kaip medžiotojai, ne, lyg tai yra eilė tokių klausimų, aš galiu pasakyti, yra šiandien dieną, matysit, bus teigiami poligonai, kaip medžiotojai kelia. Problema, aš nebeturėsiu kur medžioti, betgi valstybė pasiėmė savo žemę. Jie nepažeidė lyg tai interesą privataus, ne konstitucija mūsų interesų, bet pažeidė mūsų tik poilsį. Tada mes sakom, kur yra medžiotojų draugija, kur yra tas, kurie turi mūsų apginti. Kodėl negina mūsų interesų? Kodėl negina mūsų interesų? Tik nelaimės atveju. Tada atsiranda ten ar sumedžioja selnę, neleistinai ar panašiai, tada bėga į draugiją ir sako, tu mūsų apgink, tada teisininkas yra reikalingas. Bet šiandien dieną, kada sakau, kad reiktų mokėti ten po 1 mineralinio vandens bonkutį į mėnesį, tai sako, ne, mums yra per daug ir mes nežinom už ką mokėti ir mes nemokėsim. Bet naudotis šito darbu, naudosimės. Bet gerbiamas Virginijau, jeigu galvot, sakysim, į ateitį visada mes kiekvienas pagalvojam ir investuojam, ar ne? Investuojam į tam tikrus dalykus, taip ir medžiotojų bendruomeniai. Ne tada laikas spręsti, kada kažkas atsitikė, bet mes turim matyti perspektyvų į grėsmės ir ieškoti sprendimų, kaip užkirsti kelią tam tikrom grėsmėm. Ar nepalankiam dalykiam, kad ir visuomenės požiūrį, kaip jūs pasakėte, būtų gerai, kad 8 iš 10 atsilieptų palankiai. Ir teisininkų paslaugos, tam tikri komunikaciniai dalykai, kanalai, aš žinau, kiek su jumis bendrauja ir bendradarbiauja savanorių, kurie dirba veltui, be atlygio. Na, vienas aš iš tokių ir aš esu. Ir kurie žmonės, kaip sakyt, savo žiniom, kompetencijom, indėlių prisideda tiesiog neatlygindami, suvokdami, kad šiandieną šiai bendruomeniai reikia pagalbos ir palaikymų. Bet visą laiką taip tęstis negali. Jūs garbingas, dosnus žmogus, neabejoju, kad esate kažką parėmęs ir padėjęs sunkioje akimirkoje, bet paskui sako, žiūrėkit, aš parėmiau tave šito momentu, bet ateityje turi įspręsti tos klausimus ir tu negali būti tas socialiai remtinas visą laiką. Aš padėjau, pagelbėjau, bet žiūrėkime perspektyvą ir mes tikrai esame pajėgus, ar ne, sukurti tą bendruomenės tokį modulį, kur mūsų indėlis, mūsų lėšos panaudojimas tikslingai su informacinė ataskaita, klaida ir neštų bendruomeninę naudą. Be abejo, pirmiausia, žinot, aš tiek įmonėje, tiek visur kitur yra specialistų klausimas. Aš nesu nei komunikacijos didelis specialistas, nei mokslus baigiau, nei 3, nei 4. Bet aš vienas dalykas, aš žinau, kad aš turiu nusisamdyti patį geriausią komunikacijos specialistą. Bet pats geriausias, kaip ir, sakykime, versliai yra sakoma, knygos yra rašoma, kad kiaulė bėga, arklys bėga ir žirgas bėga. Bet jie visi skirtingai treniruojami, visi skirtingai ir naudą duoda, ar ne? Ir piniginė prasme. Reiškia, geriausi komunikacijos specialistai taip pat irgi yra žirgai. Geriausia, aš turiu omenyje. Tai yra, ir jie kainuojantys yra. Jų darbo valanda kainuoja. Bet jie šiandien dieną už ačiū padeda mūsų draugijai. Lygiai aš paimčiau ten ar kitus žmonės, ten ar Darių, ar Lauriną, ar tą
Miškas LT, sakykime, savininkus ir panašiai. Jie visi atvažiuoja, mes visi renkamės ir visi žiūrim, tiek Laimonas bendrauja, komunikuoja su jais ir daro tos darbus, bet jie visi už ačiū. Antras dalykas, ar yra garbė, mes kai grįžtam, sekretorė turėti administratorę, sakykime, ar panašiai, už 250. Neturėti, kas atsiliepia telefonu. Žmogų, draugija nėra. Yra Respublikos medžiotojai, 20 ar ten 30 tūkstančių išlaiko tik tai direktorių. Ir dvi administratorės už 250 eurų. Nor negėda. Apie kokią draugiją mes, mėlėjai, kalbam. 4 metai. Man nepavyko to padaryti, bet aš nematau šitoj vietoj. Iš esmės, jeigu neapsivers, aš nematau tolimesnio darbo. Mes visi galvojam, gyvenam šiandieną. Jeigu paimti su Danais, kur dabar gerbamas direktorius komunikuoja mūsų, kaip mokyti vaikus, kaip daryti. Jie 20 metų šitą dalyką darė. Eksperimentavo, žiūrėjo ir nori perteikti mūsų tą programą. Bet jie gaišo šitam laikui 20 metų. Mes nesam sugaišę nei vienos minutės. Kur yra mūsų perspektyva, jaunimas, vaikai ir nuomonė apie medžiotojai. Be jų mes niekada, tėvai ne visada galvos apie medžioklį, nes vaikai daro didesnį įtaką. Ruošimas vaikų ateičiai, ką jie galvos po 20 metų, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Turbūt tai geriausia investicija. Tai yra geriausia investicija. Padaryti. Ir turim pradėti, mes nuo šito. Aš aišku nesiruošiu pakeisti, ir nebūtų draugijos tikslas pakeisti ten žmogų 50 metų, 60, 70. Pirmiausia yra pakeitimas pradėti nuo jaunos kartos, nuo 6, 7, 5 klasės vaiko, kuris yra žingeidus ir formuojasi nuomonė. Ir parėję gali suformuoti tėvam nuomonę. O jeigu mes pradėsim tėvus, taip, tėvai, aš galiu pasakyti, įvairiai komunikuos su vaikais. Vaikai turi paruošti tėvelius į atitinkamą požiūrį tam manam. Tai yra ir produktas, ir visa kita, ir panašiai. Tai yra, ir aš manyčiau, bet aš dar noriu pabrėžti, Danai, kiek mes teko girdėti, tai yra 20 metų šitą programą vystė, klydo, nuomonės formavime, bet čia ir specialistai dirba toje vietoje. Lygiai tą patį mes turėtumėm daryti. Bet dar kartą aš noriu pasakyti, tik tai mes tą darbą galime daryti prie geros, sustruktūrizuotos, geros struktūros draugijos. Nes vieni darys, kiti nedarys. Ką mums šiandien kalbėti su Pakruojo Lietuvos medžiotojų žvejų draugija? Darbuotojai 80 plus metų, pirmininkas 85 plus. Nu be abejo, jų požiūris į vaiką ir vaiko požiūris į šitą žmogų tikrai bus skirtingas. Ar galėtume dar pakomentuoti apie idėją ir perspektyvą, kad fizinis asmuo medžiotojas gali tapti ir galėtų tapti LMŽD nariu? Be organizacinės priklausomybės, nes šiandieną ta struktūra veikia per tą principą, būtent draugijų skyrius ar ne, būrelių klubų priklausomumą. Ir dabar jūsų idėja ar projektas yra, kad fizinis asmuo medžiotojas turėtų teisę ir galimybę būti tiesiogiai LMŽD nariu. Nu, tai palėtėt patį jautriausią klausimą turbūt Respublikoje, kur šiandien dieną aš kalbu apie Lietuvos medžiotojų žvejų draugiją, bet aš, kai pažiūriu įstatus ir pažiūriu registrų centre visus kitus dalykus, sakykime, iki šių metų, ten sausio mėnesio, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijai nebuvo nei vieno nario. Buvo tik tai rajoniniai skyriai. Rajoniniai skyriai, toliau būreliai ar buvo, jau nebe mūsų kompetencijoje ir mes negalim nei prieiti juridiškai iki galo pažiūrėti ten arba pradėti gilintis, kas tai yra 46-47 rajonėse draugijose. Ne? Tai vienas iš faktų noriu pasakyti, kad nei vienas medžiotojas, aš turbūt pirmasis, po nepriklausomybės laikų panaikinus šitą praeitą mūsų draugiją, Ivanausko ar kitų sukurtą, aš parašiau pareiškimą pirmasis, kad aš noriu tapti Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos nariu. Greičiausiai mano pareiškimas pirmas, parašė eilę Seimo narių, vyriausybės, mano draugų ir panašiai. Gal jų esam pririnkę. Bet kitas paradoksas. Jie sako, kad aš turėsiu dar, iškėlė klausimą, kad aš turėsiu 1000 eurų mokėti. Pasdirbdamas turėsiu užmokėti, kad tapčiau jo. Stojimo į mokestį. Žinot, ir ateina suvažiavimą, aš tą klausimą, jautrus klausimas, ar mes tikrai kvalifikuotai priimsim šitą sprendimą, kad pradės, ar mūsų darbai, nuveikti darbai paskatins medžiotojus sustoti Lietuvos medžiotojų žvejų draugijai. Ir jinai taps vieninga, struktūrizuota, su atitinkama vizija, misija ir sumatymu, ką turi nuveikti ateityje.
Aš palinkėčiau, kad jūsų paskutiniai išsakyti žodžiai jie virstų realybę. Tikrai nuveikta daug ir palinkėsiu nesustoti šitoj pusiaukelėje ir iš tikrųjų ryžtingai žengti į priekį. Aš suprantu, kad daugam tai yra iššūkis, bet pokyčiai, kurie vyksta šiandieną mūsų medžiotojų bendruomenė, greičiausiai yra neišvengiami ir jūs man turbūt pritarsit kai kuriais atvejais ir pavėluoti. Nu, žinote, man teko diskutuoti, bet visi sako, tai buvo kitas laikmetis. Tai buvo, aš ir dar kartą sakau, taip kitam laikmetį mes galėjom, aš kaip sakau, įstatymai ten ar vieną ar kitą šitų gerbiamų mūsų pirmininkų, jie neleido, kaip buvo priimti autoritetų, sakykime, bet kitas klausimas, jų jau ir kitas klausimas šitas laikmetis, jis keičiasi, matom šiandien Amerikos laikmetį kaip keičiasi ir nereaguoti šitą laikmetį mes negalim, sustoti aš sakyčiau, mes negalim, visai kitas požiūris, kita karta ateina, kita komunikacija, kitas matymas. Ir šiandien sukrėtimai Amerikos požiūrį, sakykime, pasaulį. Jūs matot, kaip tai įvyksta. Ir tokiem dalykam ir sako, kodėl jūs nesiruošėt? Kodėl jūs nedavėt BVP? Atitinkamo procentų. Šiandien aš tą patį pasakau, galit jūs ir nemokėti šitų 50 centų. Bet tada supraskim, kažkas atsistos, sakys, kad jūs nieko neinvestavot ir jūs nieko neprašykit. Tiesiog likti abejingų yra pavojinga. Likti abejingų yra pavojinga. Ačiū Virginijui Kantauskui, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos pirmininkui už pokalbį. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit viskas vienoje vietoje. Knockpix iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Įvyko trečioji didžioji bebrų medžioklė, kuri, galima drąsiai vadinti, buvo tarptautinė. Dalyvavo komandos ir iš Lenkijos, buvo komandos ir iš Estijos. Tos komandos norėtųsi, kad ateityje galbūt plėstųsi dar plačiau ir mes tikrai laukiam, stengiamės reklamuotis, kad kuo daugiau šalių atvyktų pas mus. Labiau žinome, kad bebras yra daugumo, netgi Europos šalių žiūrint jau yra nemedžiotina rūšis, tai dėl to svečiams atvykusiems pas mus yra, tokia ir egzotika, ir pamatymas, ir visai kitas pažinimas medžioklės, kokiu būdu mes medžiojame bebrus ir kaip mes valdome jų populiaciją. Kitose valstybėse, kaip pavyzdys, Latvija medžioja lūšis, mes ją saugom, mes nemedžiojam. Nors lūšis yra vienas iš tų pernešiotojų, toksoplazmos, nes yra tikatinių šeimos atstovai. Tai, kaip sakyti, irgi reikėtų atsižvelgti ateityje padidėjus populiacijai, galbūt galima būtų atrasti ryšius tarp kačių populiacijos, laukinių kačių populiacijos dydžio ir, sakykime, užsikrėtimų skaičiaus. Tose regionuose, kur yra daugiau lūšių, laukinių kačių, tai Panevėžio, Ukmergės rajone, ten buvo rastas toksoplazmos užkratas. Tai gali būti vienas iš indikatorių, kad yra padidėjusi lūšių populiacija. Grįžtant prie to klausimo apie kitas valstybės, kodėl yra saugomi, tai iš tikrųjų yra vidiniai nuostatai. Jie yra, kaip sakyti, pagrįsti ir mokslo skaičiavimais. Be abejo, kaip sakyti, kiekvienas nori turėti kažkokias tai saugomas rūšis, ir kurios galbūt tarnauja, sakykime, kaip tas pats bebras tarnauja ir kitų rūšių išsaugojimui. Jeigu kažkokie tai galbūt reti paukščiai susikuria, kuriems reikalingos tam tikros buveinės, kur šlapynės. Tai labai daug yra tų niuansų, dėl kurių, sakykime, bebrai galbūt kitur nemedžiojami. Kitur yra tai, kad jie išmedžioti ir sutvarkyta ir jie, kaip sakyti, laiko tą populiaciją minimaliam kiekyje, kad išvystytos agrokultūros valstybėse, tai ten yra reguliuojamas griežtai bebrų populiacijos. Lietuvoje aš labai džiaugiuosi, kad mes turime tokį vidurkį, kad nei tai daroma didelė žala, nei tai, kaip sakyti, daroma didelė žala populiacijai. Tai mes išlaikome tą tokį
aukšto viduriuką, kur visi patenkinti, medžiotojai turi ką veikti, bebrai turi ką veikti, ūkininkai turi ką veikti ir visiems, žodžiu, gerai. Tai jau yra trečia bebravimo medžioklė, kuri yra rengiama sąmoningai tam, kad būtų galima suvienyti medžiotojus, miškininkus, žemės savininkus, gamtosaugininkus ir miestiečius, kurie, tarkime, bebrai, kuriem daro žalą ir kur negalima medžioti. Tai buvo tokia akcija visą laiką sumanyta, tai yra daugiau kultūros parodymo, medžioklės kultūros parodymo. Buvo sumedžioti 52 bebrai ir vienas usūrinis šuo. Tikrai galima puikiai pasigirti dėl pavyzdinės drausmės. Labai džiugu pasigirti, kad atsiranda visai supratimas apie kultūrą. Jau niekas nebelipa per Huberto kapą. Jeigu reikia įeiti į Huberto kapą, kapas atidaromas. O dabar tik tai mes galime irgi matyti rezultatą, kad vis dėlto medžiotojas yra gamtos draugas. Buvo bendradarbiavima su žemės savininkais, buvo bendradarbiavima su ūkininkais, su kitais klubais, kurie mus mielai prisėmė, kad pagelbėtume tenais, kur yra probleminės bebravietės, kur bebrai daro žalą. Dėl to buvo atliekamas toks geras darbas susitvarkyti su bebrų populiacija, kad nebūtų kenkiama melioracijos sistemams, kad nebūtų daroma žala ūkininkų pasėliams, kuomet yra apsėmama su vandeniu, kuomet yra galingos bebravietės. O dabar jau antroji diena, medžioklė baigta, kuri vyko vakar. Šiandien bus dar papildomas įvairios rungtys, dar komandos toliau gyvena tą šventinę dvasią ir tikiuosi, kad, netgi netikiuosi, o tikiu, kad yra tikrai ne paskutinis kartas, kuomet mes susirinkam tokioj gražioj šventėj, kuomet galime save parodyti visuomeniai, galime save parodyti žmonėms, kurie su medžioklė galbūt nieko nesusiję, bet kad jie suprastų, matytų. Bebrų mėsa bus šiandien apdorota minimaliai, bus bebrai nulupti ir perduota Maltiečių ordinui, kurie pagal savo ruoštą pagamintus konservus išdarins sunkiai besiverčiančiom šeimoms. O su kailiais planuojama, kaip ir ankstesnėse medžioklėse, paprasčiausiai paimti, išdirbti kailius, iš jų padaryti vidpadžius ir išsiųsti kaip paramą Ukrainos kariams, kurie, kaip žinom, deda savo pastangas ir gyvybes už mus visus esančius čia. Taip, kad tikiuosi, kad tai tikrai ne paskutinis kartas, kuomet mes taip galim bent jau kažkur gerais darbais prisidėti, nes viską, ką darom ir norime gero aplinkui, turime pradėti daryti nuo savęs. Tai būtų smagu apdovanoti pirmiausiai nuo bebravimo, dėl ko mes čia visi ir susirinkome. Tai bebravimo 3 vietą paėmė estai. Ačiū labai kolektyvas tikrai už tą gerą darbą, 51 bebras, tai yra tikrai neblogai, 16 komandų, labai geras pasirodymas. Man atrodo, pats svarbiausias dalykas, kad mes ne tik, kad padarom gerą ir gamtai, ir ūkininkam, ir kiti dalykai, bet to pačiu mes ir skleidžiam tą pozityvę žinutę. Ir tai yra dalis to proceso, ką mes norim parodyti, kad medžiotojai tai yra gamtos mylėtojai. Ir pagalbininkai, ne tik, kad, sakysim, ne tik, kad gamtai, bet tuo pačiu ir ūkininkam, už ką jums labai ačiū. Bet, kaip supratau, vienas iš tų vietų buvo ir prie naujai pastatyto kelio. Ir ten, kai sakant, užkardėt, kad jis netvintų, išardė tą bebryną ir ten toliau viskas bus tvarkoj. Tai tik parodyti, kad šita veikla yra be galo prasminga ir reikalinga. Ir dėl to mes tikrai didžiuojamės. Sveikinam antros vietos nugalėtojus, tai Žemaičių komanda. Prašom. Labai džiaugiamės, kad šiemet išvažiuoja bebras į Biržus. Galų gale. Gera žinia medžiotojams, žvejams ir visiems gamtos mylėtojams. Gegužės 10 dieną Šiaulių miesto centrinėme parke vyks medžiotojų žvejų šventė. Šventė bus kupina
nuotykių, žaidimų, edukacijų, sriubos virimo, degustacijų ir virimo. Taip pat dalyvaus šunininkai su savo keturkojais bičiuliais. Renginys vyksta nemokamai, renginio pradžia 11 val. Kviečiame visus dalyvauti. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis Ace. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks – premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.